Žinot, nežinau, kas išradinėja tas metodikas maisto, maitinimuose, bet nežinau, kaip galima žmogų kažkokiais dirbtinais būdais silpninti. Ar žinot, kad tas gliukozė, tas cukrus, tas salduminai vaikam negalima duoti. Patys vengia ten cukrų viską. Bet ar žinot, kad gliukozė reikalinga labai stipriai smegenim. Žinot, visos gaunama dozė gliukozės pasisavina 80% smegenys, nes be jos negali funkcionuoti. Ir tik 20% visas kūnas. Žmogus ne taip, kad jisai kvailas bus ar ten suprotukas bus negerai. Ne, jam sunkiau maistysis, jam sunkiau galvosis. Žmonės bus tupesni tokie, mažiau sugebantys analizuoti ir visa kita. Tas čia jau kuris laikas vyksta ta, kad negalima cukraus ir nuo kada tas pasidarė. Nuo tada, kai pradėjo valdžiai, vyriausybei nereikėti mąstančių žmonių. Lengviau valdyti tokius visus nemąstančius. Visokie tie dalykai, kur ten ketoninės dietos tos ir visa kita, yra ten ligos, kurios reikalauja šitą, kad pakelt žmogų, atstatyti, taip. Bet žinot kas, 3 parą naudojant tą ketoninę dietą, tą vien riebų maistą, žmogus pradeda kvepėti acetonu. Jisai tampa toks, tai kaip paimtumėt klijus, maišelį ir kvėpuotumėt. Jo organizmas tada pradeda išskirti, gaminti, ten vyksta procesai cheminiai, acetoną. Jisai kaip žmogus, jisai tokia euforijai būna, jisai kaip prisikvėpavęs, irgi, nežinau šitokių metodų gydymų, aš esu prieš, nes jie daugiau kenkia negu padeda. Ir daug visokių panašių dalykų, aš tiek žiūriu, stebiu ir man baisu darosi, kas darosi šiam pasaulyje ir kaip žmonės negydomi, o nugydomi. Kažkoks košmaras, žinokit, aš tiesiog žmonės pasitikė labai ir ką siūlo, ką labai gražiai išaiškina, kad čia reikia, čia padės, čia visa kita. Visiškai nežinodami nei pasiekmių, nei tyrimų, nei nieko, jie tiesiog yra tas grynai pasitikėjimas visiškas, be kontrolinis pasitikėjimas rekomenduojamam šitokiam būdui gydymo ir tom dietom ir tiem vaikam neduot to cukraus, saldainiuką. Vaikai iš proto eina, jų natūraliai pats organizmas reikalauja. Jiem reikia augimui, ląstelėm, vystymaisi, visur reikia gliukozės ir didelių kiekių. Jiem negalima saldžiai, jie negauna saldainių, jie negauna nieko. Organizmas viską perdirba. Ar žinot, kad jeigu negauna tų angliavandenių ir viską, organizmas pradeda sintetinti pats iš savo resursų. Ir ką jis pirmiausiai daro? Jisai pirmiausiai, jam lengviausiai sintetinti, ką turi savo organizme sukaupęs, tai iš baltymų. Iš baltymų ir tada išsiskiria būtent irgi tas acetonas ir kas, iš raumenų nyksta raumenys. Žmogus tampa fiziškai ir ne tik fiziškai, bet jisai ir silpsta. Jisai silpsta, nes netenka
tai esmė yra tas pagrindas žmogaus egzistencijos ir yra organizmų sankaupas baltymų praradimas, tai yra didžiulis dalykas. Bet ne, cukraus negalima. Cukrus priešas. Aš valgau daug cukraus. Aš kavą geriu su 3 šaukščiukais cukraus. Nežinau, jūsų reikalas, kaip jūs gyvenat, kaip jūs maitinatės. Aš tiesiog esu informatorius. Aš nei sakau, nekontroliuoju, neliepiu. Aš tik tai jūs prašau susimastyti. Susimastyti apie viską, ką galit, ką sugebat savo gelbėti ir save gydyti. Ir kaip save saugoti.